Nes seniau aš mėgau tokį šampainį būrelį. Jo. Gal pajutau, kad kokybiškiausias laikas ir kokybiškiausios atostogos yra laive. O tu negalvoji ruošiantis kelionę, atidėti kelionę? Galvojau. Aš irgi. Jo, kelionė prasidėjo čia su ilgais labai skrydžiais, skrydom mes, nežinau, čia pusę pasaulio apskrydom. Ja, ir atvykom į Panamą ir aš jau tokį turėjau, taip kaip aš įsivaizdavau, ateinu į laivą, tai jau pasidedam viską, jau taip pasišnekam ir jau rytoj plaukiam, ar kaip? Taip kaip mes jau buvom įpratę, mes atidom savo laivą ir plaukiam. O čia pasirodo ne. Sveiki. Aš manau, kad šiemet visų Lietuvos buriuotojų bendruomenė dėmesį buvo prikaustę du tokie įvykiai. Tai vienos siaurose ratuose plačiai žinomos poros kelionė per Ramųjį vandenyną ir lietuvių netikėtai geras pasirodymas SSL buriuotojų lygoj. Tai labai džiaugiuosi, kad esate čia su mumis ir papasakosit, kaip jums sekasi, kaip jūs gyvenat ir kokie vėjai jūs atvedė ten, kur atvedė. Tai sveiki. Tai jūs buriuojat, tai labai būtų įdomu sužinoti, kaip jūs pradėjot buriuoti, kaip čia šita visa odisėja prasidėjo. Tai čia pas mus pradžia tikriausiai bendra gavosi, aš taip įsivaizduoju. Tai mes turim vieną giminaitę, kurios įmonė įsigijo jachtą. Ir kadangi jachta buvo nauja, tai mus pakvietė į šitos jachtos pervarimą iš Ispanijos į Prancūziją techninį apžiūrai. Reikėjo... Įgulos reikėjo daugiau žmonių, tai mes tokie buvom visiškai naujokai, nieko apie tai nesupratom, nieko nežinojom. Tai nuvykom ir vieną kartą ir sudalyvavom plaukime. Pabandėm ir nebegalėjom sustoti. Jo, nes tas plaukimas irgi buvo įspūdingas. Kiek aš dabar suprantu jo apie buriavimą, tai mes ten gavom pilną programą. Prasme, ir pametėm inkarą ir atsišvartavom dviese jachtui pasilikę be įgulos, netyčia, nemokėdami valdyti jachtos ir į variklį įsraigtą įpynėm virves ir įplaukinėjom į uostą be variklio. Žodžiu, gavom ir audrų, gavom žaibų, ir jų lyg visą paketą. Ir aš įsivaizduoju, kad jeigu tas paketas neišgazdino, tai ir prikybo tas buriavimas mūsų. Ir kas toliau? Ir po to pagalvojom, kad vis dažniau norim praleisti laiko po burėmis. Ir tada nusprendėm pirkti savo pirmąjį laivą. Ir sakėm, nusipirksim kokią nors mažytį laivelį ir su juo mokysimės. Bet tokią norim pirkti, kad nebūtų gaila atsitrenkti krantinę, nubrėžti ten. Tai tokį ir nusipirkom. Taip? Jo, tai mes pradžiai visom išgalėm visur, kur bandėm prisidraugauti prie visų, kas turėjo laivus arba kas kažkur plaukė. Tu dar beje ir sportavai? Jo, tai... Pradėjai sportuoti? Po šitų visų plaukimų supratom, kad tikrai labai prie širdies tas visas užsiėmimas. Ir tada gavosi, kad siela ieškojo, kur ten arčiau to vandens surasti. Ir kadangi mes čia Vilniuje, tai tas arčiausias telkinys, tai Trakai yra. Tai aš nežinau, kažkaip aš asmeniškai pradėjau vis dažniau atsirasti Trakuose. Įstojau į Gero vėjo klubą. Ten pakvietė mane sudalyvauti pirmoji gyvenime regatoj. Tai Arktūrusas laivas buvo tada. Ir kažkaip susipažinom ten su vaikinais ir vieną gražią dieną nusprendėm, kad reiktų įsigyti savo laivą. Tai Mantas mane Klivantavičius labai įkalbinėjo, rodydamas ten vienintelis platų buvo laivas pas mus Lietuvoje. Tai įkalbinėjo ir nusprendėm, kad pirksim savo ir taip ir gavosi, kad įsigijom platų 25. Tai pasportavom berods, jeigu aš neklystu, 5 metus. Nepamenu. Tai taip aktyviai pasportavom, patys pirmieji išvažiavome pasaulio čempionatą į Italiją, į Siciliją. Ten visokių smagumynų buvo. Ir tada, kada jau atrodo viską išplaukėjom čia bent jau Lietuvoje,
Baltijos jūrose, čia su Latvijais, su Estais, su visais aplinkui. Truputėlį aš asmeniškai pavargau nuo to sporto ir kadangi vis tiek tas mūsų vietinis sportas yra tas pats per tą patį, tos pačios regatos, tie patys žmonės, kažkaip norėjosi daugiau tos erdvės, daugiau žmonių, naujovių, tai aš dar komandai siūliau įsigyti didesnį laivą, siūliau kažkur tai gal Viduržemio jūroje, kažkur dalyvauti kitose regatose kažkaip, bet aišku, tiek laikas, darbai, tiek finansai išsiskyrė visų nuomonės ir taip gavosi, kad aš asmeniškai palikau komandą, jie toliau sėkmingai, aišku, plaukė, o tada mes ir įsigijom tą mažytį laivelį, kurį taip nusprendėm, kad sakom, okei, čia iš to turistinio būriavimo, sportinio būriavimo laikas pradėti kruizinti. Kas tas kruizinimas, nelabai aišku, Nežinom, kas tas yra. Kaip ten yra, kokios ten tradicijos yra. Aš dar pamenu, man reikėjo berods, man atrodo, tada dar buvo pirma eilė, laikiausi pirmą eilę ir reikėjo atnešti, kiek yra praplaukta jūrmylių. Ir aš suskaičiavau visas varžybas, kiek ten buvo tų varžybų, kiek mes ten malėmės visur kur. Ir man net nepripažino tų jūrmylių, sako, tu ką, čia ne plaukimas, čia ne jūrmylės, tau reikia kruizinti, jeigu tu nori ten tų jūrmylių. Todėl, kad tu sportavai tada, tu neplaukiai, tu nekruizinai. Jo, tai dėl to tas kruizinimas buvo toks mistinis dalykas, o kas yra, su kuo jis valgomas. Tai vat, nusprendėm, kad nusipirksim kažką tokio, ko negaila, kaip jis tenai ir sakė, ką galime ten mokytis. Ir jo. Su M raidė. Su M raidė, su klevo lapu. Ir pasižiūrėsim, kas tas kruizinimas yra, ar apskritai jis mums patinka ar nepatinka. Tai vat, tada ir įsigijomės pirmą laivelį Graikijoje. Ir su to laiveliu mes sėkmingai prasiplaukėm porą metų. Koks tai buvo laivelis? Ten buvo Beneto Okeanis 400. Tai 40 pėdų, toks, bet labai smagus laivelis, mielas dušiai. Dar dabar prisimenu, netgi tą dizelio kvapą viduje, kuris jautėsi. Nes visą laiką smirdėjau. Ja. Tai turėjo visų senų laivo atributus. Visus. Truputį dizelio kvapą, toks grybelio pelėso neišnaikinamas. Pelėsiuko neturėjom, bet visą kitą, man atrodo, turėjom ir girgždžiasiuko, ir tamsaus medžio viduje, ir dizelio kvapą. Mes netgi turėjom vieną rozetę 220 su inverteriu, kur galėjau pasikrauti mobilius savo telefonus, jeigu reikėdavo. Tai buvo iš tikrųjų toks smagus periodas. Ir po 2 metų to paburiavimo, to supratimo, kas tas kruizinimas yra ir apskritai ar tai mums tinka, supratom, kad tikrai mums tinka ir tikrai mes turim savo svajonės, įsivaizduojam, ko mums reikia ir po 2 metų mes aktyviai pradėjome ieškotis kito laivo, jau to, kuris būtų be lapo ir to, kur daužyti jau nevalia. Ir tada įsigijom mes savo sparklą ir su sparklu mes taip pat atburiavom, jeigu aš neklystu, 4 sezonus, tai 4 metus. Bet nekilo niekada traukos grįžti į sportinį buriavimą to? Būtent po šitų varžybų, kurias dabar stebėjau labai aktyviai, tai žinokit, kilo. Ir mes čia vėl taip pat su Mantu susirašėm, ne per seniausiai. Ir aš Mantui sakau, Mantai, ar tu negalvotum, kad mums vis dėlto reiktų grįžti prie tos idėjos ir pirkti didesnį laivą ir vis dėlto varyti rimtas varžybas, nes labai užkrėtė, labai gerai vyrai suplaukė, tai gražu buvo žiūrėti. Tikrai taip. Labai sirgam, labai žiūrėjom. Tikrai taip, tikriausiai visi. Čia tikriausiai nebuvo žmogaus, kuris sirgo ir žiūrėjo ir tikrai pasirodymas ypatingas. Bet kruizinat jūs visą laiką Viduržemio jūroje, teisingai suprantu? Jo, mes visus tos sezonus mes ir buvom Graikijoje, nes Graikija tokia mistinė vieta, kaip daug kas sakė, ir netgi sakė tas pats mūsų pirmo laivo pardavėjas. Sako, aš iš Lerošelio, iš Prancūzijos atplaukiau į Graikiją 2 metam, tai 6 metus neišplaukė iš Graikijos. Nes ten iš tikrųjų yra ką pamatyti, yra daug salų, yra daug vietovių ir nors atrodo regionas nėra labai didelis, bet neskubant viską nori pamatyti, ten tikrai yra ką nuplaukti. Bet mes rinkomės tą akvatoriją dėl to, kad mums patogu ir keliauti. Labai patogus skrydžiai yra iki laivo. Sėdi tiesioginį lėktuvą, 15 minučių tu jau, nuskrendi į Graikiją, į Korfu, tada 15 minučių tu jau esi laive. Labai patogus susisiekimas. Bandėm žiūrėti ir kitas šalis, kur galėtumėm laikyti laivą, bet nėra taip patogu. Tai dėl to ir skraidydavom ten.
Nu ir tikriausiai skrydis beveik visada egzistuoja. Nes pavyzdžiui, žinau, vieną lietuvišką jachtą buvo laikę Baryje, tai buvo tiesioginis skrydis į Barį. Jo. Po to dingo. Tai pasirašė sutartį ilgalaikę stovėjimo, Ryanair'us tą skrydį nutraukė ir... Ne, dabar irgi sumažino skrydžių. Ir su teko keliauti toliau, tas automatiškai porą valandų prisideda prie kelionės. Ne, dabar irgi skrydžių yra sumažėję, paretėję jų, bet yra. Ja, bet taip yra sudėtingas logistika, jeigu tu neturi tokio privalumo, kad tu gali nuskristi laivą ten pusę metų iš jo neišlėkti. Ilgam terminui. Tiek yra šeima, yra vaikai, yra darbai, įsipareigojimai. Tai logistika yra labai svarbu. Mūsų laivas pirmoji vieta buvo Lerkapui mes laikėm. Tai vėlgi tai yra sala ir skrydis būdavo į Korfų. Tada iš Korfų su keltu reikėdavo nuomotis mašiną, tada su mašina reikėdavo... Ne į Korfų, mes į Atėnus skrisdavom. Tai būdavo ir Atėnus, būdavo ir Korfų skrisdavom. Ai, paskui su keltu, kur... Jo, paskui su keltu, su mašina, reikėdavo nuomoti mašiną, reikėdavo su keltu persikelt, važiuoti ten 2 valandas. Ilga kelionė per Korfus. Tada tas 2 savaitės ten tą mašiną, kiek tu ten būni, ta mašina stovi nenaudojama, o tu buvo nuomoti vis tiek. Tai parkaukiai ir vėl viskas tas toks. Logistika. Beveik taip pasudingo, kaip iki Nidos nusigauti per vasaros kamščius tikriausiai. Logistika. Tai va todėl mes kažkaip rinkomės ir be to ten geras oras visada. Geras maistas, šiltas vanduo. Ką atradot Graikijoje? Ramybė. Graikija yra viskas, ko tu gali panorėti. Jeigu tu nori triukšmo ir miesto, prašom. Jeigu tu nori negyvenamų kažkokių mažų salyčių, prašom. Inkaravietės, dažniausiai daug inkaraviečių, jos yra patogios, gerai laiko, nedragina, nežinau, maistas geras, oras geras. Ne, daug pasirinkimų iš tikrųjų, jeigu tarkim žiūrėti ten Prancūzijos pakrantę ar Ispanijos pakrantę, ten vis tiek yra daugiau mažiau atvira jūra. Ir ten tos įlankos tokios, jos turi savo tą žavesį, kad paskupa ir kaip toliau, tai Graikijai, vadinkim, gerai išstudijavus Graikijos žemėlapį, pasiplaukius, pasibandžius, tu realiai tu gali sugalvoti, kad aš šiandien noriu būti ten vienas laivas įlankoje, maksimum ten gali būti 2 laivai įlankoje ir ten, kad būtų vanduo kaip ežere. Ir ten nuplaukti ten taip yra. Mes būriuodavomės ir su vaikais, tai norisi vis tiek saugumo. Tai nuplaukėm, mes turėjom jau savo įlankų pavadinimus. Aišku, jie mūsiški tie pavadinimai, ten jie visiškai nereiškia, žemėlapį tokių nėra, Vėžlių įlanka. Vėžlių, žuvų, taip, karvių, ožkų, ten daug įlankų turėjom. Tai ten planktoną, pavyzdžiui, galima pamatyti. Tai, nuostabus dalykai. Jo, tie savi pavadinimai yra toks fenomenas, mes su viena kompanija, kur kažkada ten plaukiam, irgi plaukiam, tai turim savo kodinį steikų sąsiaurį. Nes plaukiam palei Švedijos archipelagą vakarinę pakrantę, pakankamai buvo banguota, turėjom steikų ir žodžiu, kad nesuptų, pasukom atgal į vidų archipelago, plaukdami per tą tokį vieną sąsiaurį, žodžiu, suvalgėm steikus ir išlindom vėl į jūrą. Tai buvo steikų sąsiauris mūsų, tai čia yra šitas fenomenas. Jūs turėt mokomąjį laivą, pavadinkim taip, ne? Kaip sakėt, su M raide ar klevo lapu, kaip dabar būtų. Ką jūs su tuo laivu išmokot? Ką jūs atradot ir kaip tai pakeitė, ką tai jums parodė renkantis jau sekantį jūsų laivą? Iš viso tam pirmajam mūsų laive buvo pakankamai mažai šitų, kaip sakyt, privalumų, tarkim, įrangos. Čia kaip mašina, žinai, kai būna automatas ir mechaninė dėžė. Tai mes turėjom normaliai mechaninę dėžę. Normaliai tokią. Kur man reikėdavo inkarą nuleisti, tai aš turėdavau morališkai prisiruošti, nes bijodavau kiekvieną kartą, nes rankiniu būdu reikėdavo atleisti man grandinę, paskui ten ją surinkinėti, ten parydavau prakaitę. Jo, tai iš techninės pusės iš tikrųjų išmokom daug.
Nes seniau aš mėgau tokį šampaninį buriavimą, tiesiog Jo, tai patogu. pas mus dabar buriavime nebėra praktiškai žodžio, mes iš visų vienas kitą suprantam. Jeigu laivo priekis, laivo galas, mes bendraujam, mes nešūkojam, mes netgi ženklai susikalbam. Ta prasme, viens kitą jaučiam, žinom, kas ką darom. Labai, ta prasme, atsirado komandinis darbas. Ko seniau tikrai nebuvo, ką Kristina sakė, kad seniau būdavo pasideginti, šampaną išgerti, pasimaudyti. O čia jau atsirado truputėlį darbo. Tai čia gal iš vienos pusės tas techninis toks, ką mes išmokom. Išmokom labai taupyti, dėl to, kad turėjom tikrai mažai elektros, tu atsimeni. Jo. Tikrai taupydavom, viską taupydavom, visus resursus taupydavom. Karštą vandenį reikėdavo pasišildyti, ant tokį mygtuką nuo variklio įjungti. Ta prasme, visai kitai buvo. O dabar tu atsisėdi, karštas vanduo yra, elektra yra, saulės baterijos yra, ta prasme, viskas yra, mygtukas prie gervės inkaro yra. Tobula. Bet mokam ir kitaip. Jeigu reikėtų, tai mokam ir kitaip. Tai čia vis tiek iš techninės pusės, o iš tos tokios vidinės, tai mes vis tiek supratom, o kokio laivo mes norim ir ką tas laivas turėtų atliepti, kokius mūsų poreikius. Ir apskritai, ką mums tas laivas yra reikalingas, kiek jis mums suteikia, ta prasme, ką jis mums duoda. Tai ta prasme, ten ir atsirado iš karto poreikiai, kad laive ten turi būti tiek ir tiek kajučių. Laivas turi būti tokio dydžio, ten turim tilpti, ten turim, ta prasme, galvos nedaužyti. Tokie atsirado poreikiai, dėl ko rinkomės centro laivo jau puikiai žinodami, ko mes iš to laivo norim ir ko mes siekiam. Nes dažnas tikriausiai žmogus, kuris truputėlį su laivai susijęs, tikriausiai prisimena savo svajonės, kaip sako, pirksiu laivą, čia kajutė mano draugams, čia kajutė kitiems draugams, o čia jeigu vaikai bus, o čia jeigu tėvai atvažiuos, čia paskui jeigu mes būsim, tai tu ten tą laivą susikomplektuoji, mintyse, atrodo, kad taip visada bus. O dažniausiai niekas ten pas savęs neatvažiuoja. Arba jeigu labai dažnai pradeda pas savęs važiuoti, tu supranti, kad nelabai tu nori, kad pas savęs kažkas čia labai dažnai važiuoti. O tada atsiranda kažkokie kiekiai tų žmonių. Išsigrynini, kaip tu nori leisti laiką, kada tu nori ir su kompanija gerai, ir be kompanijos gerai. Jo, ir tas kiekis žmonių yra, matyti, irgi toks dalykas, kad gal jeigu žmonės čarterioja, ima laivą ten savaitėj, tai faktas, jiems ten reikia labai smagiai pradėti laiką, kokia ten kompanija būtų, ir ten tikriausiai mažiau buriavimo, daugiau laisvalaikio praleidimo žmonėms. Tai yra tikriausiai vienoks tas stilius, bet jeigu tu jau turi savo laivą ir tu ten tą laivą vadini nebe laivu, bet ten realiai yra tavo namai ant vandens, tai šitas visas buvimas tame laive jis visiškai kitoks nei čarteriai, nei sportiniam laive, nei šiaip su kėbyte susibėgus kažkur tai ten Klaipėdoje kažkur prasiplaukiam ten ir ten. Tai atsiranda toks, kvietiesi svečius į savo namus ir tuose namuose tu gyveni. Kiekvienas daiktas turi savo vietą, kiekviena smulkmena yra labai reikšminga, ypač tam laive ant vandens. Ir tai yra labai svarbu tikriausiai. Man labai įdomu, Kristina, kaip tas šampanas buvo pakeistas į inkaro grandinę. Kas pastumėjo šitą virsmą? Tas aplinkybės. Gal pajutau, kad kokybiškiausias laikas ir kokybiškiausios atostogos yra laive. Ir tas teisingas adrenalino ir poilsio santykis, balansas, tai jis labiausiai išvalo galvą. Ir, kai visą laiką tu būni tik šampaną geri, tai irgi gali taip daryti. Bet ilgainiui pabosta, norisi kažkaip ir kitaip, tai jo, gal taip. Dažnam vairuotojui tikrai nekartą esu tą matęs ir esu tikras, kad ir jūs pažįstat, labai norėtųsi pastumėti antrą pusę ar partnerį gyvenimo, kad į aktyvesnį įsitraukimą, bet kažkaip tikriausiai labiau išimtis, kada tai pavyksta, negu nepavyksta. Bet, žinot, visame, kame turi būti balansas, aš nesakau, kad dabar mano čia vienintelis būdas tik tai plaukėti ir buriuoti. Ne, aš mėgstu ir viešbučius, mėgstu ir krantą, tikrai. Bet kai yra tame balansas, tu pabūni ir laive, ir pabūni krante, tu gali ir pažiūrėti, apžiūrėti krantą ir bangose pagyventi, tai tobula. Nežinau, mums labiausiai patinkantis atostogų leidimo būdas. Taip.
laisvalaikio, atostogų, nežinau, meditacijos, galvos išvalymo, viskas. Viskas. Supratau, labai. Pavydu, tikriausiai taip galiu pasakyti. Tai buriavot Graikijoje ir po to išsiruošėte šitą mano minėtą jau kelionę per Ramųjį vandenyną. Ne taip čia taip paprastai buriavom Graikijoje, mes taip ir galvom, dar būsim Graikijoje, būsim, čia man taip sakė, planai bus tokie. Kaip jau baigsis mūsų nuoma šito vietos laikymo, žodžiu, tada jau pradėsim keliauti, čia po Viduržemio jūrą, čia plauksim į kitą šalį, į kitą. Aha, ir vieną dieną sako, žinai, tai gal vis dėlto per vandenyną. O sakau, čia tas tarpinis, kur mes sakėm, plauksim dar trupučiuką. Nu, tai sakai, žiūrėk, pirmą pabandom, ar mums patiks tam vandeninė, o paskui jau žiūrėsim. Tai taip ir atsitiko. Šiaip sutikau plaukti per vandenyną, negalvodama, kad iš tikrųjų plauksim. Bet kadangi esu žodžio žmogus ir laikausi savo žodžio, tai va, tai teko klausyti. Jo, tai čia istorija dėl vandenyno, tai lygiai taip pat, kaip buvo laivas su lapu, kad mokomasis, tai taip mes turėjom tą planą, kad mes iš Graikijos, kai pasibaigs mūsų to laikymo vieta, kurie ir baigėsi kitais metais, realiai taip ir turėtų. Taip, sakėm, pajudėsim. Jo, mes pajudėsim per Viduržemį link gal Tenerifės į tą pusę, o paskui ten jau kaip Dievas duos tikriausiai ir Karibai, ten kokie 3, 4 ar 5 metai, ten smagu labai. Pakeliausim. Ramiai, be įtampos pakeliausim. Bet matyt visi ten, gerai ne visi, dauguma kapitonų labai nori plaukti per tą vandenyną, bet būkim biedni ir teisingi bijo. Tai reikia turėti tam tikros patirties ir jeigu tu niekada to nesidaręs, netgi šalia buvęs, tai tu supranti, kad ten yra specifikos, ten tikrai reikia turėti truputėlį daugiau žinių, nei plaukiot nuo kranto iki kranto. Ir tos žinios yra gaunamos tik tais per praktiką ir ne kitaip. Ir kadangi jau tas planas pas mus vis tiek buvo užbrendęs, kad mes plauksim, bent jau iki Karibų tai tikrai, tai va atsirado galimybė plaukti per Ramųjį vandenyną, nes mes plaukiam su Sergėju ir Sergėjus, mano, kaip aš vadinu, interneto draugas. Ten daug metų su juo susirašinėjom visokiais įdomiais klausimais. Ir jis pasakė, kad jisai varys laivą iš Panamos per Ramųjį. Ir sako, kad reikalinga pagalba, rankos reikalingos ir įgula reikalinga. Tai mano iškart buvo, ta prasme, aš tą pačią sekundę sakau, mes labai norim su žmona. Bet sakau, reikia pirmą ūkinius klausimus man susiderinti ir sakau, tada aš tau jau tikrai pranešiu. Sakau, kiek tu gali laukti? Sako, tu turi, sako, 2-3 savaitės, sako, viską susiderinti ir man konkrečiai pasakyti, nes aš tada kitų žmonių ieškosiu. Ir aš tada pradėjau labai, kaip sakant, atsargiai dėliotis pradžiai darbuose klausimus, dar kai nieko nesakiau. Pasižiūrėjau, ar tai yra apskritai galima man taip kažkaip nukirsti visas virves, visus švartovus ir, ta prasme, išvažiuoti kažkur tokiam... Mes niekada nesam išvažiavę ilgiau negu kokias 2 savaitės. Taip, 2-3 savaitės, o čia gavosi tokia kelionė 2 mėnesių. Tai apsižiūrėjęs, kad ten lyg ir įveikčiau ir tas visas kliūtis, tai aš puikiai pamenu, kad vieną šeštadienio rytą atsikėlėm, tokia gera nuotaika buvo. Aš Kristinai sakau, dar lovai, bet šeštadienio rytą sakau, klausyk, sakau, gal plaukiam per vandenyną, per Ramųjį. Ir taip atsisuko galvo, kad aš juokauju, sakau, tai gerai. Jo, sakau, jo. Jo, sakau, davai, plaukiam. Tai sakau, gerai, viso. Pasėmiau telefoną ir įrašau, gerai, mes varom. Ir paskui jau, kai mes įsikalbėjom, aš jau kaip papasakojau tą istoriją, kad tikrai čia viskas rimtai yra, tai buvo gal stresiukų kažkokių, bet... Bet kadangi mes apie tai šnekėjom ir aš tokia esu iš tikrųjų, iš tų bailiųjų. Aš esu zuikis drąsuolis, šiaip. Ir galvoju, tokią progą plaukti su žmogum, kuris jau tą yra daręs. Ilgus metus, 100 000 jūrmylių praplaukęs. Vis tiek žmogus jau turintis patirties. Tai kas gali geriau tau parodyti negu toks žmogus? Nes dviese, tikrai mes būtumėm plaukę, aš tikrai nebūčiau neplaukus. Jeigu būtum taip sakęs, mes dviese. Bet mes niekada taip ir neplanavom. Mes vis tiek kažkaip saugesnį variantą renkamės. Iš tų, kiek galima, saugiausia. Taip. Tai bet šita kelionė man asmeniškai, tai man buvo toks pirmas žingsnis į tos gilesnius
didesnius vandenis, tam, kad suprasti, kaip ten reikalai vyksta, kas ten yra ir kokie ten yra tie reikalavimai iš kapitono, iš įgulos, kokios specifinės žinios reikalingos. Tai aš tokio mokymo tikslais, ta prasme, sugalvojau, kad mes ten tikrai turėtumėm nuplaukti ir ten, vadinkim, tos atostogos tokios gavosi, tokios darbinės, daugiau mažiau. Nepavadinčiau to atostogom. Jo, tai buvo tokios atostogos darbinės, bet gavom daug žinių, daug išmokom ir šiai dienai aš manau, kad jau man asmeniškai būtų drąsiau imtis atsakomybės, būti kapitonu ir plaukti per vandenį. Kaip jau pati kelionė vyko? Pati kelionė pradėjo nuo tos minties, kaip sugalvojom, kad mes ten plauksim. Nes pati kelionė, jinai ir buvo viduj kiekvieną dieną, bent jau man, apie mane, apie save kalbant, kiekvieną dieną vis ateidavo mintis, kad žinai, tai kaip ir artėja ta kelionė. Tai kaip dabar bus? Tai nežinau, kaip bus. Kažkaip bus, o kaip bus, o akis plačios, o didelės, o kaip pasiruošti, o ką ten reikia turėti, o tai kiek ten rūbų reikia pasimti, nes mes žinom, kad laive yra pakankamai maža vietos. Tai, o vaistų, o tai ką reikia pasimti. Vienu žodžiu, mes buvom tokiam akim. Tai va ta kelionė gal prasidėjo nuo minties, kad mes jau keliausim, tai jau pradėjai keliauti. Jo, mes ruošiame 6 mėnesius. Iki tos dienos, kol mes išskridom į Panamą, mes ruošiame 6 mėnesius, tai tos mėnesius mes ir buvom taip susiskirstę darbais. Už ką atsakinga Kristina, ką turi susižiūrėti. Ten ūkiniai visi klausimai, ten namų klausimai, vaikų klausimai, mokyklos. Pas mane darbų visai klausimai, tai va taip susidėliojom. Ir aš tai naiviai tikėjausi, aš galvojau, kad yra sąrašas, tai tu žudai po vieną tą užduotį ir taip lengvėja tau. O iš tikrųjų, tu kai vieną užduotį nužudai, 2 naujos atsiranda slibino galvos ir ten jų daugėja ir ta nežinia ir viskas, iš tikrųjų jo, buvo reikalų. Labiausiai kankino nežinia. Taip. Nes tiesiog nežinom, kaip bus. Niekada nesam bandę. Jo, tai aš ir sakau, tai teko išgyventi tą, matyt, sunkiausią, man bent jau taip atrodo, sunkiausią žmogui etapą, kada reikia pasitikėti, reikia paleisti visus dalykus, visiškai paleisti ir pasitikėti, kad viskas bus gerai. Tai kas liečia asmeniškai, tai atvažiavo žmonės, kurie turėjo padėti pabūti su vaikais. Tai vadinkim, tavo name gyvena kiti žmonės, su tavo mašina važinėja kiti žmonės. Tau perrašai visas banko sąskaitas, duodi sutikimus, valdyti visus pinigus. Tu perleidi ten krūvas įmonės reikalų žmonėms, kurie net nežino, nuo ko pradėti, nes viską tu vienas darai. Ir taip pat vieną dieną tu turi pasiimti, pasitikėti ir paleisti. O tada tu atiduodi brangiausius, ką turi vaikų priežiūro. Taip. Kas ką mėgsta, kas ko nemėgsta, kas ką valgo, kokius vaistus reikia gerti, kada gerti, kokie būreliai, kur reikia nuvežti, kada parvežti, kada miegot, kada nemiegot. Visa tai, kaip tu gyveni, tu atiduodi savo gyvenimą, prašai, kad tave uždengtų 2 mėnesius. Tai, sunku. Jo, man tai, kadangi aš vis tiek šeimos galva, tai jaučiuosi atsakingas už tai, kaip šeima gyvena, kaip gyvena šiandien, kaip gyvens rytoj. Tai, tarkim, buvo labai tokia nebloga praktika, kadangi mes plaukėm dviese su Kristina, tai realiai mūsų šeimoje tik palikom našlaičius vaikus. Tai aš privalėjau surašyti testamentą, nes taip, procentaliai tikimybė tos bėdos yra gal ir nedidelė, bet tarkim jeigu. Ir kadangi tu esi krante, tu esi, dar gali tą dalyką susitvarkyti, tai imi ir rašai testamentą. Mes ruošiamės iš tikrųjų labai atsakingai. Jo. Suprasdami pasiekmes ir prisimdami atsakomybę, tik visada giliai viduje žinau, kad viskas bus gerai. Vieną kartą buvo susviravę tas žinojimas, vieną karčiuką, kai jau plaukiam kelionį. Bet vis tiek žinau, kad viskas bus gerai. Žiūrėkit, tos kranto pančius pavyko įveikti, nes aš žinau istorijų, kur taip ir nepavyksta. Bet aš dabar suprantu, kodėl nepavyksta.
Nes tu fiziškai gali, ten susitvarkyti, nežinau, parašyti testamentą ir ten dar kažkokius reikalus tvarkyti. Bet kaip viduj susitart su savim. Ir kaip nurimti ir suprasti ir pasitikėti, kad, tikrai, viskas bus gerai. Ne, sakau, čia tas yra paleidimo momentas ir mes nemokam. Iš tikrųjų, mes įsikibę į savo gyvenimus, mes įsivaizduojam, kad taip yra teisinga ir, tarkim, jeigu aš nepadarysiu, tai niekas kitas nepadarys. Arba ten, jeigu aš kažko tai ten, žodžiu, tai va. Nes tokia kelionė mums kardinaliai buvo jinai skirtinga, juk mes savo laive būdavom kam, nuskrendam, savaitę pabūnam, grįžtam. Jau vaikai buvo įpratę, kad mes išskrendam, jie žino, kada mes grįšim ir tokiais trumpais atstumais mes jau visi mokėm gyventi. Bet čia... Taip. Tai mes tada nežinom, kai jau ruošiamės vandenyną, mes nežinom, kad mes turėsim internetą. Mes ruošiam visus, kad mes vieną kartą ten kažkokią žinutę parašysim, gal netgi tašką uždėsim, kad mes gyvis, viskas yra ok. Tai po to jau, kai pamatėm, kad internetas yra ir tu gali kiekvieną dieną kalbėti su vaikais, tai ženkliai kokybinis šuolis kitas. Bet šiaip viską kardinaliai pakeisti, yra iššūkis. Žmogus šiaip nepratęs, mes 30% priimam tokio iššūkio, ne, kai gerai susitvarkom su 30%. O visa kita 70 tai mus gazdina. O čia dabar viskas 100%. Šiandien taip, rytoj jau viskas kitaip. Tai buvo. Tai manęs, kai klausė ir kiti žmonės, kai klausė, kai mes grįžom po kelionės, tai sako, kaip ten tas plaukimas, kai perplaukė to šaunuoliai. Aš sakau, mes perplaukėm vandenyną dar krante būdami per to 6 mėnesius, dar neišplaukė. Nes tai ir buvo, matyt, pagrindinis dalykas susitvarkyti su savimi, susitvarkyti su viskuo. Ir tas vandenynas jau morališkai buvo perplauktas. Ten beliko tik tas fizinis visas dalykas ir tas, vadinkim, man asmeniškai džiaugsmas, kad pažinimo džiaugsmas, suprast, kas tai yra, kaip tą dalyką daryti, kaip tas vandenynas atrodo iš vandenyno pusės, o ne iš kranto. Tai va tokie dalykai. Bet nugalėti save, pakilti nuo sofos ir išeiti iš namų, uždaryti duris ir suprasti, kad tu negrįši 2 mėnesius, tai stipru. Aš esu turėjęs tokią labai, čia pasakyti, jautrią patirtį, kai tikrai senas švedas, didžiulių įmonių vadovas buvęs, verkė ir verkė dėl to, kad jo irgi gyvenimo, kaip sakyti, vizija buvo išplaukt ir jis jau netgi buvo pabaigęs karjeras visas ir jau nusipirko jachtą, kad išplaukti ir pradėti savo tą kelionę, pavadinkim taip, dėl kurios jis didžiąją dalį gyvenimo dirbo. Ir tada atėjo pas jį klasiokas, sako, klausyk, reikia mano gamyklą gelbėti. Ir jisai, pagalvoja, gerai, dar čia 3-4 metai. O tada jau plauks. Ir tada jau plauks, jo. Ir čia tas, tada anūkai, tada tas 3, 4. Ir nutiko toksai labai paprastas dalykas, jam susiformavo artritas berods, ūmus pakankamai. Ir pas jį praktiškai ten nebeliko sąnarių ir jis tiesiog nebeturi kaip plaukti. Tai čia, žinai, kaip tas dalykas vadinasi? Čia yra iš tikrųjų sindromas, moksliškai rodytas, tai yra atidėto gyvenimo sindromas. Kai tu šiandien negyveni, nes taip panaujau, dar truputėlį kažką, čia biški darbe, čia biški ten ir jau kitais metais, tai jau tikrai. Ir tu gyveni tais kitais metais ir tie kiti metai vis nusikelia ir tu taip realiai to gyvenimo ir negyveni iš tikrųjų, koks tas gyvenimas yra. Tai yra atidėto gyvenimo sindromas. O tu negalvoji ruošiantis kelionę, atidėti kelionę? Galvojau. Aš irgi. Taip. Bet mes tik tai nepasikalbėjom abu. Taip. Aš tylėjau, nes galvoju, jeigu aš pradėsiu sakyti, tai gal dar paskui susiviruosim. Taip, čia yra tas toks, Atgalvojau kelis kartus tikrai. Velnias visada sėdė ant peties ir vis randa tą priežastį, o kodėl tau reikėtų taip nedaryti. Ir, nugalėjai. Priežasčių, kodėl nedaryti, yra daugiau negu daryti. Ja. Bakas yra. Tu labai nori, bet tada atsigrėži atgal, ką tau reikia, ką tu privalai daryti. O čia tik vienas dalykas, ką tu nori. O tiek dalykų, ką privalai. Bet tuo pat metu bent jau aš visai neseniai permačiau, kad gailiuosi didžiąją dalim tik tai tų dalykų, kurių nepadariau, o ne tų, kurių padariau. Nors kvailyšių padaryta gyvenime, tai sočiai, bet kažkaip dėl to... Jos smagiausia. Tikrai taip. Tai atsipurtėt nuo kranto, kažkaip ten tos aštunkojo čiuptuvus ir išvykot. Tai kelionė prasidėjo Panamoje.
Jo, kelionė prasidėjo čia su ilgais labai skrydžiais, skrydom mes, nežinau, čia pusę pasaulio apskrydom. Ja, ir atvykom į Panamą ir aš jau tokį turėjau, taip kaip aš įsivaizdavau, ateinu į laivą, tai jau pasidedam viską, jau taip pasišnekam ir jau rytoj plaukiam, ar kaip? Kaip? Taip kaip mes jau buvom įpratę, mes atidom savo laivą ir plaukiam, o čia pasirodo ne. Ir aš sakau, čia kaip čia tas šiltas plaukimas, kaip jūs sakėt, kur čia tie pasatai ir kaip čia reikės jau stoti tuos pasatus. Buvo daug minčių ir nuolatos sėdėjau ant žemės ir galvoju rimtai, va taip, rimtai, va čia va dabar aš. Va. Ir susitvarkyti, ir dar tu matai tą stiebą, kuris va taip pradeda maltis ir daužytis, ir tu supranti, kad čia yra klausimas galbūt minučių, kada nutrūks visi kiti vantai ir mes stiebą pravesim. Tada visai kaip kalbėjom, sakau, bet žiūrėk, jeigu bus naujas, Mindaugas sako, o jeigu mes naują vantą įdedam, visiškai naują, saugų, ar tu plauksi? Gerai, sakau, jeigu bus naujas, saugus plauksim.